Šiandienos susitikimo tema - kada cholesterolis tampa mus sėlinančiu nužudyti žudiku. Nemažai kas iš jūsų, mėly klausytojai, manęs to klausite. Aš turiu progą atsakyti visiems vienu metu. Mokslo pasaulyje senų seniausiai sutarėme, kad tik oksiduotas cholesterolis mums yra pavojingas. Ir tai yra didžiausias aterosklerozės rizikos veiksmas. PubMed virtualioj medicinos bibliotekoje paskelbta virš 33 000 mokslinių tyrimų, kurie kalba apie oksiduoto cholesterolio poveikį sveikatai. Ir jis tyrinėjimas virš 25 metų, taip kad aiškumas šio klausimu yra. Ir neilgai trukus kalbėsime, kas skatina tokio cholesterolio kaupimosi. O prieš tai prašau patiktukinti šį video, jeigu manot, kad jis to vertas, dalintis juo, prenumeruoti nemokamai mano kanalą, paspaudžiant tą oranžinį laukelį ir pakomentuoti, siūlant naujas paskaitų temas, o kita vertus dalinantis savo patirtimis. Jeigu turit klausimų, rašykite, aš juos pasistengsiu atsakyti. Ir netolimo ateityje mes kalbėsimės apie insulino ir cholesterolio sąveiką, apie angliavandenių poveikį sveikatai ir taip toliau. Taip kad žadu su jumis daug kuo pasidalinti. O cholesterolis mums nekelia problemų, kaip sakiau, kol jis nėra oksiduotas, ir kita vertus, jeigu arterijų sienelės yra nepažeistos lėtinio sisteminio uždegimo. Nes priešingų atveju yra visos sąlygos jiem lipti, apie tai kalbu ir savo ankstesnėse paskaitose, apie arterijų sveikatą ir taip toliau. Ir aš labai kvieščiau neklausysiems vis tik tai pasiklausyti mano neseną paskaitą apie blogą ir gerą cholesterolį, kuriame aš patariu, kaip įvertinti savo lipidogramą, skaičiuojant santykį tarp trigliceridų ir gerojo cholesterolio MTL-as. Na ir mes galime įsivertinti riziką sirgti aterosklerozės sukeltomis lygomis, įvertinant savo ląsteles, omega-6-3 santykį juose, ar yra uždegiminis fonas ar nėra, ir taip pat lygiai ar arterijų sienelės yra uždegiminės ar nėra. Na ir kai cholesterolis susiduria su laisvaisiais radikalais, tai jie priveda prie oksidacijos. Laisvi radikalai yra nestabilios tokios molekulės, kuriems trūksta vieno ar kelių elektronų. Ir esame kalbėję anksčiau, kad MTL, tas mažo tankio cholesterolis, blogietis, yra ne vienalytis, kad jis yra iš tų A molekulių, kurios yra nepavojingos, jos yra stambesnės, ir B tipo cholesterolis, tos mažojos molekulytės, ir kelia mums grėsmę mūsų sveikatai. Tai kas priveda prie cholesterolio oksidacijos, kokie veiksniai? Ir koks tokio cholesterolio, pakitusio cholesterolio poveikis mums? Tai, atsiprašau, kad oksiduotas cholesterolis gali ir pats sukelti kraujagyslių uždegimą. Trombocitai, kurie paprastai yra skirti kraujavimo sustabdymui, sudarant kraujo krešulius, jie gali prilipti prie uždegiminių arterijų vietų. Ir tuomet kraujagyslėse susidaro tokios lipnios, sukietėjusios vietos, vadinamos plokštelėmis. Jos tarsi pleistras dengia uždegimo pažeistas sieneles, ir ilgainiui bėgant ant arterijų sienelių kaupiasi daugiau riebalų. Apnašų kaupimasis blogina kraujo tėkmę jose, gali privesti prie visiško blokavimo. Na ir primenu, tik oksiduotas cholesterolis limpa prie sienelių. Ir jis gali prasiskverbti į jas, ir tada drama vyksta
arterijų sienelėje. Kai imuninė sistema pastebi tą oksiduotą MTL pažeistą vietą, jinai siunčia sunkią artileriją, tokius monocitus. Jie išskiria tokias uždegimą skatinančias medžiagas. Jie aktyvuoja tokius makrofagus ir išskiria tiksliau makrofagus, kurių fagas, fagocitozė, tai reiškia ryjimas. Ir tie makrofagai, jie turėtų praryti oksiduotą cholesterolį, na ir kitas problemas keliančias molekulinės atliekas. Ir jie ryja tokį cholesterolį tol, kol gali, kol mirtinai paspringsta, ir tada jų turinys ir iš jų lieka tada tokia lipidinė riebalinė šerdis. Makrofagos išprovokuoja dėl cukraus pertekliaus, krakmolo, oksidacijos, kaip minėjau, pakitęs cholesterolis, MTL-as, ir jis skatina tą neužgesinamą gaisrą arterijų sienelėse. Ir jeigu tos priežastys, dėl kurių uždegimas mumyse atsirado, nepanaikinamas, tai tada makrofagai ryja tas mums kenksmingas medžiagas tol, kol gali, ir tuomet, kol susprogsta, ir tada išsiliejo jų turinys į sieneles. Ir tokiuose arterijose, jeigu jas apžiūrinti iš vidaus, tai matytumėm tokius dryžius, ir tuomet riebalinius dryžius, o jiems organizmas ima statyti tokią sieną, formuoja randą. Ir kol imuninė sistema pajėgi, tai tol jinai vis tebesiunčia į tokią pakitusią arterijos vietą. Kalbu vienaskaita, bet iš tikrųjų tai daugiskaita reiktų kalbėti. Tas pakitusias vietas savo kariauna, monocitus, ir užsisuka ratas. Ir laikui bėgant arterijų sienelė bus pažeista, formuosis randai, išopėja randai, ir uždegimas, lėtinis sisteminis uždegimas tolydžio aktyvuosis. Na ir tas riebalinis ruožas taps aterosklerotinė plokštelė. Na ir jau 99 metais, praeito amžiaus 90 metais buvo ištirtas oksiduoto cholesterolio poveikis mums. Tai moksliškai kalbant, jis neigiamai veikia monocitų chemotaksį. Chemotaksis reiškia judėjimas, savalaikis jų judėjimas į ten, kur reikia. Slopina makrofagų, tų ląstelių ryjikių funkciją, ir turi citotoksinį arba ląstelės sargdinantį poveikį. Na ir kad šitas oksiduotas cholesterolis, arba vadinamas oksiferoliu, gali prasiskverbti į ląstelių membranas, pro ląstelių membranas, ir tokiu būdu turėti fermentus, paveikti fermentus genetiniam lygmenį, o tai reiškia, kad gali užsisukti dauginės neprognozuojamos reakcijos, nes fermentai dalyvauja daugybė įvairių procesų. Ir taip pat įrodyta, kad toks oksiferolis turi kancerogenį, reiškia vėžį sukeliantį poveikį, mutageninį, apsigimimus didinantį poveikį, ląstelės citotoksinį, reiškia ląstelėms nuodingą poveikį. Na ir tai dėl ko pažeidžiamas tada cholesterolis, dėl ko jis tampa tokiu oksisteroliu. Tai dėl to, kad yra omega 6 tokios vienos rūšies linolo rūgšties perteklius mūsų organizme, o kad omega 6 ir omega 3 mūsų organizme kovoja dėl tų pačių fermentų, varžosi. Ir kada per daug mes gaunam šitos omega 6 rūgšties, tai tada aišku, kad tai stabdo augalinės kilmės, sutrumpintai vadinant ALR, riebalų rūgšties, omega 3 riebalų rūgšties virtimą, konvertaciją jūrinės kilmės omega 3 riebalų rūgštėmis, būtinosiamis, tai EPA ir DHR. Taigi ir širdis ilgai tokios naštos gali net laikyti, ir kraujagysles taip pat.
Ir tada turim šitą procesą labai gerai parodo balance testas, omega 6,3 balance testas. Įvertinant omega 3 indeksą kraujyje, ląstelėse, tiksliau ne kraujyje. Na ir taip pat tyrėjai nustatė, kad valgant aukštos glikemijos indeksą turinčius paprastosius cukrus, krakmolus, susidaro tas oksiduotas cholesterolis, aukštos glikemijos indeksas, tai reiškia, kad tie angliavandeniai labai greitai įsisiurbia į kraują ir pakelia gliukozės lygį jame. Ir kad tam reikia insulino, o perteklinis insulinas aktyvuoja cholesterolio gamybą, nulemiantį tokį fermentą HSM, CoA, į kurį reduktazė, į kurią veikia statinai, cholesterolį mažinantys vaistai. Tai nereiškia, kad aš raginu juos vartoti, jokių būdų ne. Ir kad perteklinis insulino kiekis visada didina trigliceridų kiekį. Pamenam, kad į jų perteklius mums tik tai neša didelės sveikatos problemas. Na ir 92 metais buvo tirti 100-mečių kraujai, vertinant juose trigliceridų ir insulino kiekį. Ir koreliacija, reiškia ryšys tarp mažo trigliceridų kiekio ir mažo insulino kiekio nevalgius vis buvo pastebėtas tiems ilgaamžiams vienareikšmiškai visiems. Na, o fruktozė, tai yra tas pasaldintas, dirbtinai pasaldintas maistas, jis sakoma, kad kokius 7 kartų aršiau veikia mūsų sveikatą dėl to, kad daug stipriau skatina cholesterolio oksidaciją. Na ir dar, kad susidaro tokie galutiniai glikacijos produktai mūsų organizme, kurie, tai reiškia, su baltymais tokie negrįžtami junginiai susidaro ir jie veikia uždegimą skatinančiai, o tai reiškia, kad jie veda prie lėtinio uždegimo arterijų sienelėse. Na ir olandų tyrėjai teigia, kad jeigu valgom daug angliavandenių, tada organizmas verčiamas kaupti sočiuosius riebalus, užuot juos pavertus energiją, nes energiją gaunam iš angliavandenių. Ir jie, tai besikaupiantys sotieji riebalai, gali mažinti DTL, gero cholesterolio kiekį organizme. O tai yra ne į naudą. Na ir skaidulų stygius maiste, vėlgi daugybė tyrimų, iki 30 gramų gerų skaidulų turėtum gauti per dieną. Ir vienareikšmiškai ilgalaikis Harvardo tyrimas parodė, kad padidinus skaidulų kiekį, reiškia gaunant 30 gramų per dieną, mes 10% didiname DTL, to gero cholesterolio kiekį kraujyje greituoju būdu. Apie tirpias, netirpias skaidulas yra mano paskaita. Ir jeigu yra metabolinis sindromas aktualus kam nors iš mano klausytojų, tai turime žinoti, kad viena iš jo sudėtinių grandžių tai yra trigliceridų padidėjimas šalia insulino padidėjimo arba gliukozės kiekio padidėjimo kraujyje šalia perteklinio svorio, ypač pilvo riebalų kiekio ir padidinto kraujospūdžio. Na ir cholesterolis tame tarpe yra oksiduotas, jis yra utilizuojamas, turėtų būti utilizuojamas ir kepenyse, paverčiant jį tulžies rūgštimis. Ir taip pat ir žarnyne, tai 400 mg cholesterolio kasdien turėtų virsti tulžies rūgštimis ir tik apie 50 gramų cholesterolio yra paverčiama hormonais. Ir vėliau kalbėsim tada, ką daryti, žinant priežastį, dėl ko cholesterolis oksiduojasi. Ir kada gaminami maisto produktai aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, atrodo, kad pieno miltelį purškiant pieną arba kiaušinio miltelį purškiant šitą masę aukštoje temperatūroje. Na. Ir
kad kaip nukenksminti tada šitą oksiduotą cholesterolį. Tai vėlgi, jeigu tas procesas vyksta kepenyse ir žarnyne, tai turime šitos organus prižiūrėti ir valyti. Ir mes su vyru renkamės ne bet kaip gyventi ir kasdieną, bet kartas nuo karto skristi į specialią kliniką Indijoje pasivalyti savo organizmą kartu su savo bendraminčiais. Tai darome. Ir ten šilta, drėgna, kanalai atsipalaiduoja, toksinai minkštėja, skystėja, juos daug lengviau šalinti. Na ir šiandieninė mityba, jinai skatina uždegiminius procesus dėl omega-3 stokos tuose maisto produktuose, mūsų praryjamuose. Ir jeigu žmonės maitintųsi kaip Viduržemio jūros pakrantėje gyvenantys, tai neturėtų tokių problemų, bet pašaruose tiek bet ko paukščių, galvijų, nesvarbu kieno kiaulių, vyrauja omega-6 ir jų tų vištų padėtuose kiaušiniuose taip pat yra žuvys dirbtinai maitinamos, nušeriamos pagreitintai ir krevetės taip pat, taip kad tose mėsose tik tai omega-6 yra, beveik tik omega-6 ir tai, kas sukelia uždegiminį procesą. Na, o tai reiškia įsivesti kokybišką omega-3, tai reiškia su polifenoliais susijungusią, tai reiškia apsaugoti savo kraujagyslės ir savo cholesterolį nuo oksidacinės pažaidos ir nuo uždegimo. Na ir tirpios skaidulos yra būtinos. O beje, dar kalbant apie polifenolius, tai irgi yra didžiulis tyrimas atliktas ir nustatyta, kad ten didelės imties tyrimas, kad duodant polifenolius su maistu gaunant antioksidantus visada mažėja disbiozė, tai reiškia gerųjų žarnyno bakterijų santykis žarnyne gerėja palyginus su mielagrybių populiacija ir kad tie polifenoliai tai yra antioksidantai, o mes jau kalbėjome, kad laisvi radikalai priveda prie oksidacijos. Tai reiškia, kad reikia veikti tas priežastis, dėl ko mūsų organizmas susiteršia, stengtis minimalizuoti aplinkos taršą. Mes esame apsupti visokių jonizuojančių prietaisų, na tai būtų gerai pabūti kuo daugiau atokiau jų ir radiacijos foną mažinti. Jau kalbėjau, kaip tai daryti, o šiaip ultravioletinių spindulių poveikis irgi ne visada mums palankus mūsų sveikatai. Na ir Jordanijai buvo atliktas didelės imties tyrimas, kur tyrinėta vitamino D3 sąsaja su oksiduotų cholesteroliu ir vienareikšmiškai prieita išvados, kad vitaminas D3 derinys su kokybiška polifenoliais apsaugota omega-3 visada mažina oksiduoto cholesterolio kiekį. Na ir kad perdirbimas tada, jeigu visokiuose termiškai aukšto temperatūrai, ypač riebaluose, skrudinant, gruzdinant, gaminasi uždegimą skatinantys komponentai, tai reiškia, mums reiktų įprasti kitaip maistą gaminti. Lėčiau, galbūt ne tokia aukšto temperatūrai. Labiau gal garuose ar orkaitėje tiesiog tausojančių režimu arba kas gali šviežesnių vaisių daržovių valgyti daugiau negu termiškai apdorotų, jeigu nepučia pilvo. Apie tai irgi mano paskaita yra. Na ir vengti sintetinės kilmės visokių rafinuotų saldiklių, bet lygiai taip pat ir rafinuotų miltų. Jų pilna tų rafinuotų angliavandenių mūsų maiste. Ir kad riboti tą komerciškai ruoštą maistą, tai yra keptos visokius apskrudintus viščiukus, bulvytės free, gruzintas bulvytė ir taip pat, kad visokie tų transriebalai, kurių daug maiste, konditerijos gaminiuose, dėja, jie didina mažo tankio tų blogo cholesterolio B tipo
kiekį ir mažina MTL, gero cholesterolio kiekį. Na ir tos minėtos omega 6 riebalų rūgšties atstovės linolo rūgšties šaltiniai yra tas kai kurie augaliniai aliejai, kaip nebūtų keista, tai yra saulėgrąžų aliejus, sojų aliejus ir taip pat jau mano minėta ta dirbtinai užauginta mėsa. Na ir visi ten tie su alyvpalmių aliejum pagaminti maistai. Tai pyragai, keptos bulvytės, sausainiukai visokiausi, saldainiukai. Na ir kviečiuose jo daug yra šitos linolo rūgšties. Žinoma, kad būtų tobula mesti rūkyti, geriau, kad nepradėti rūkyti. Nes rūkant mes gaunam šalia, kad laisvojų radikalų, bet gauname ir visokiausių, gal negauname, gal žmonės gauna, nes aš nerūkau, tai visokių, nežinau ko ten, ir gyvsidabrio turbūt, ir visokių insekticidų, ir nežinia kokių dervų, ir nežinia kokių cheminių junginių, ypač pagal, jeigu tai yra dar garinimas vyksta tas vietoj tabako gaminių renkamasi tie naujadarai kažkokie tai. Na ir žinoma, kad reikia daugiau judėti ir kad prisiminti taip pat, kad proto ramybė lemia mūsų pasirinkimus. Apie tai mano paskaita lėtinio streso poveikis organizmui, kaip padidėjusių streso hormonų įtakojame, renkamės nesveiką, gausų, per riebų maistą arba kažkokius tai kvaišalus, alkoholį, nusiraminimui ir kaip visa tai veda į gilę nesveikatą. Taigi, išvada. Nors oksidacija nėra normalus procesas, su kažkokia dalim to pažeisto cholesterolio mes galime susitvarkyti, bet jeigu jis yra deriny su uždegiminė arterijų vidinio sluoksnio pažaida, ir to oksiduoto cholesterolio yra daug, ilgainiui mes einame į finišo tiesėje link bendravimo ne visada malonaus su gydytojais, apsilankymų vaistinėse, nedarbingumo ir žinoma per ankstyvos mirties. Esu jums ir su jumis, saulytės jūsų širdyse.